atvykę į mano podcastą. Mano vardas Rūta. Aš džiaugiuosi, kad esate čia kartu su manimi. Šiame podcaste noriu panagrinėti keletą svarbiausių gyvenimo klausimų. Kas yra krikščionybė, kas yra Biblija, kodėl mums svarbu ją skaityti, kas yra Dievas, kas yra Jėzus, ką reiškia tikėti Jėzumi ir kodėl šie klausimai yra labai svarbus mūsų gyvenime. Tai mano pirmasis podcastas, todėl dėkoju už kantrybę ir už tai, kad prisijungti prie manęs šiandien. Tikiuosi, jums patiks šis podcastas ir gal ką nors naujo sužinosite iš jo. Apie save. Aš užaugau Lietuvoje, Kaune, katalikų šeimoje ir visada žinojau, kad Dievas yra. Jis man daug ką padėjo. Bet tikrai apie krikščionybę pradėjau suprasti maždaug prieš 15 metų Amerikoje. Nuo tada per Bibliją labai daug sužinojau apie Dievą, apie Jėzų Kristų, apie Šventąją Dvasią. Ir labai norėčiau padėti kitiems tai pat gilinti šitą supratimą. Per visą mūsų bendravimo laiką aš ne tik skaitysiu iš Biblijos, bet taip pat skaitysiu ir svarstysiu ištraukas iš knygų, kurios mane įkvėpė ir daug ko išmokė. Viena iš tų knygų, kurios noriu pradėti, yra D.A. Carsono Dievas, kuris yra. Ši knyga padeda mums suprasti kai kurias pagrindinės krikščionybės tiesas. Dabar pradėsiu aš skaityti iš knygos parašytos D.A. Carsono God Who Is There, Dievas, kuris yra, ir 11 puslapio. Prieš pasineriant į pirmąją Biblijos ištrauką, galbūt būtų naudinga, jei aš jums paaiškinčiau, kuriuo keliu eisime šioje serijoje. Vakarietiškame pasaulyje buvo laikas, kai daugelis žmonių buvo perskaitę Bibliją pakankamai nuodugniai ir todėl žinojo, kaip ji sudaryta. Net tie, kurie buvo ateistai, buvo, sakykime, krikščioniški ateistai, kitaip tariant, Dievas, kurio jie netikėjo, buvo Biblijos Dievas. Jų supratimas apie Dievą, kurį jie laikė neįtikėtinu, tam tikrų mastų buvo formuojamas jų Biblijos skaitimo. Tačiau šiandien vis daugiau žmonių visiškai nežino, kaip veikia Biblija. Jie jos niekada neskaitė arba bent jau niekada neskaitė atidžiai. Taigi, norint suprasti, kas yra krikščionybė ir kas yra Jėzus, pirmiausia, reikia vėl pradėti skaityti Bibliją. Yra daugybė būdų, kaip galėtume supažindinti su krikščionybe. Pavyzdžiui, galėtume trumpai apžvelgti krikščioniškos bažnyčios istoriją arba galėtume pradėti analizuoti, kuo tiki krikščionys įvairiose pasaulio vietose. Tačiau geriausias būdas tai padaryti, tai yra išnagrinėti krikščionybės pagrindinius dokumentus. Jų yra 66. Jų apimtis svyruoja nuo 1 puslapio iki nedidelių knygelių. Jie buvo parašyti per 1500 metų laikotarpį 3 kalbomis. Didžioji dalis buvo parašyta hebrajų kalba. Labai nedidelė dalis hebrajų kalbai panaši kalba vadinama aramėjų kalba, o paskutinė dalis graikų kalba. Taigi, visos mūsų šiandienos Biblijos, kurias laikome rankose, skaitome ir branginame, yra vertimai to, kas iš pradžių buvo pateikta šiomis 3 kalbomis. Šie 66 pagrindiniai dokumentai yra labai svarbus savo forma ir literatūriniu žanru. Kai kurie yra laiškai, kai kurie Dievo pranašystės, kai kurie parašyti eilėmis, kai kurie raudos, kai kuriuose pateikiamos genealogijos, kai kurie atspindi intensyvią protinę ir dvasinę kovą, kai tikintieji bando suprasti, kągi Dievas daro. Kai kurie parašyti žanrų, kurio mes tiesiog nebevartojame, vadinamų apokaliptiniu, kuriame naudojama įspūdinga simbolika. Be to šie 66 dokumentai dažnai vadinami Biblijos knygomis. Yra labai įvairūs prieinamumo požiūrių. Kai kurias dalis galima skaityti labai lengvai, o kitos dalys kupinos archėjiškos simbolikos,
kurią reikia paaiškinti, nes ji priklauso laikui ir vietai, labai besiskiriančiai nuo mūsų pačių. Dabar visi šie pagrindiniai dokumentai šios knygos buvo surinkti į vieną knygą. Būtent tai ir reiškia žodis Biblija. Tai yra knyga, tai krikščionybės pagrindinių dokumentų knyga. Ir mes krikščionys tvirtiname, kad Dievas save aukščiausių būdų apreiškė šių dokumentų puslapiuose. Kadangi dauguma žmonių nemoka tų kalbų, kuriomis Biblija buvo parašyta iš pradžių, tai yra hebrajų, aramėjų ir graikų, jie ją skaito anglų arba kokia kita kalba. Yra daug Biblijos vertimų.